Na, o dabar mes esame Kauno centrinėme knygyne ir pasižiūrėsime, kas naujo leidyklos Tyto Alba knygų lentynoje. Viena įdomiausių ir įsimintiniausių Lietuvos kino ir teatro aktorių, anapilin išėjusi praėjusi rudenį, šiandien pas mus sugrįžta įstabia Birutės Vyšniauskaitės knyga Vienintelė Eugenijos Pleškytės laikas. Mintis įamžinti sudėtingo likimo ir išskirtinio talento aktorės kelią žurnalistei Birutei Vyšniauskaitei kilo 2009-aisiais, rengiant interviu apie Joną Pleškį, Eugenijos brolį, 1961-aisiais pasitraukusį į vakarus. Tai buvo sukurtas filmas, o vėliau atsirado idėja rašyti knygą, nes anot autorės dar daug paslapčių liko už kadro. Į knygą sudėti pačios Eugenijos Pleškytės prisiminimai, dienoraščio fragmentai, jo šeimos narių, kartu su ją dirbusių aktorių Antano Šurnos, Kostos Smorigino, Vytauto Petkevičiaus, Regimanto Adomaičio, Juozo Budraičio, režisierių Algimanto Puipos, Gyčio Lukšo, Rimo Tumino, Eimunto Nekrošiaus, teatrologės Irenos Aleksaitės, kinokritikių Gražinos Arlickaitės ir Izoldos Keidošiūtės ir kitų didžiosios aktorės bičiulių ir amžininkų liudijimai. Knyga gausiai iliustruota ir svarbiausia, jog dovanoja mums retą galimybę dar pabūti su lietuviškojo kino legenda drauge. Na, o dabar Stalino biografijomis išgarsėjusio anglų istoriko Simono Sebago Montefiorės Jeruzalė miesto biografija. Montefiorės darbus jau esame skaitę ir lietuviškai. Šįkart turime naująjį jo romaną, beje puikiai išverstą Laimonto Jonušio. Kodėl Jeruzalė? Pasak paties autoriaus, jos istorija kartu ir viso pasaulio istorija. Tai universalus miestas, dviejų tautų sostinė, trijų religijų šventovė. Jeruzalės istorija primena efektingą filmą, kuriame vaidina garsiausios kiekvienos epochos žvaigždės. Todėl Jeruzalės istoriją jis stengiasi papasakoti per pačių įvairiausių jos visuomenės sluoksnių veikėjų ir jų šeimų istoriją. Ko jie ten ieškojo? Greičiausiai išganimo. Žydams Jeruzalė tai vieta, kur Dievas sukūrė Adomą ir kur Abraomui įsakė paaukoti savo sūnų Izaoką. Vieta, kur karaliavo Dovydas ir kur Saliamonas pastatė šventyklą. Musulmonams Jeruzalė tai vieta, iš kurios Mahometas įžengė į dangų, kad pasikalbėtų su pranašais. Viduramžių krikščionims šis miestas buvo pasaulio centras ir žinoma vieta, kurioje Jėzus kentėjo, mirė, prisikėlė ir įžengė į dangų. Visose trijose monoteistinėse religijose tvirtinama, kad būtent Jeruzalėje prasidės pasaulio pabaiga. Žydai tiki, kad pirmiausiai prisikels palaidotieji Alyvų kalne ir įžengs į Jeruzalę. Suintrigavome? Tuomet būtinai atsiverskite Simono Sebago Montefiorės naująjį romaną. Na, o pabaigai šis tas maginės literatūros gerbėjams, kurios pastaruoju metu pasaulyje tik daugėja. Taigi, amerikiečių autoriaus Patriko Rothfuso romanas Vėjo vardas keliaujančių aktorių sūnaus Kvauto istorija. Jo šeimą ir visą trupę ištinka baisi ir netikėta mirtis. Vienintelis gyvas likęs berniukas apie kruviną žmogžudystę žino tik tiek, kad neganda susijusi su labai senu į užmarštį nugrimzdusiu mitu. Taigi jaunuolio laukia sunkus išbandymai ir begalė nuotykių, kurių liudininkais tapsime ir mes. Tai pasakojimas apie žinių troškimą, magiją, paslaptis, mirtį ir meilę. Beje, jau visai netrukus sulauksime ir antrosios trilogijos dalies Išminčiaus baimė. Taigi, Hario Poterio ir panašių veikėjų gerbėjams artėja išties puikus metas.